Ta prasme, aš nebuvau geresnėje mašinoje gyvenime. Wow. Esame Kinijoje, Huawei automobilių centre ir čia turime Aito modelį M9, kuris atrodo bombastiškai. Aš nebuvau geresnėje mašinoje gyvenime, čia tiesiog yra ateitis automobilė. Neįsivaizduoju, kiek kamerų būtent šitam modeliu, bet kitam buvo 18 bent jau. Visur, ta prasme, čia, iš visų pusių. Žiūrėkit, duris atsidaro pačios. Pasižiūrėkit, kokie ekranai. Ta prasme, čia visa panelė tiesiog yra ekranai. Čia kraunam, aišku, savo telefonus du su belaidžiais. Čia šaldytuvas jo yra, gėrimams žinoma. Žiūrėk, sėdynė, užsilenkia netgi, matai. Jeigu norit uždaryti duris be rankų, spūstelėt pedaliuką ir ate. Davai, važiuoju į Lietuvą su šitą, nes negalim čia palikti tiesiog. Wow. Masažas, palauk. Galėtum faktiškai ir gyventi tokioje mašinoje. Gali kino teatre būti. Va. Tiesiog jūs sėdit kino teatre. Čia panorama, aišku. Ta prasme, jūs pasižiūrėkit, kokia prabanga. Ir viskas čia masažuojama, yra vėdinama, visi nustatymai, aišku, ką tik nori galima. O čia matot bagažinę, nėra labai erdvi, bet užsilenkia visos sėdynės ir tada turite didelę bagažinę, kur galite sukišti viską, ką norite. Ir visos šios mašinos kaina yra 70 000 eurų. Tai ne kosmosas. Čia galim dar ir prigulti. O čia yra M5 modelis, truputį mažesnis, kažkiek išoriškai turi panašumų į Porsche. Čia pačiam jau reikia su rankom, kaip varguolį atsidaryti. Nu, bet aišku, vidus irgi įspūdingas, tik palauk, nebeslink. Nu, vidus juodas įspūdingai irgi atrodo, negalim sakyti. Ta prasme, pasižiūrėkit, koks planšetės dydis, kamera yra. O iš kitos pusės, va, visą matot, kas salone viduje darosi. Ir kas fainiausia, iš tikrųjų, galėsim parodyti kitam video, kai važiuoji gatve, o tau čia rodo visą eismą, kiek yra mašinų, gyvai, tau rodo viską. Wow, oh my god, wow, kosmosas, wow.